Kas man yra piligrimų kelias? Tai ne per religiją ir ne kančias ir ne potyrį per mišias. Tai laisvė būti savimi, kalnų viršūnės, lygumos, nepriepiamos erdvės, kvapai, skoniai, jausmai. Čia kelyje viskas kitaip. Čia mintis visai kitos nei namų aplinkoj. Čia savas tarp svetimų, o gal tarp savų. Pilni plaučiai, tyro kalnų oro. Taip, aš užsuku į pakelės bažnyčias, katedras. Man labai įdomi ir savita architektūra, menas, senoviniai pastatai. Pasėdžiu bažnyčiai, atsigaunu po dienos kilometrų, saulės, kaitros. Užsidedu antspaudą į piligrimų pasą ir vėl į kelią. Esi tik tu ir gamta, vidiniai pokalbiai ir daug tylos, savita malda. Piligrimai, jų istorijos, nuoširdumas, pagalba ar tiesiog žvilgsniai ir buvimas šalia. Tu ir aš. Mes tokie pat žmonės, nesvarbu iš kokio kontinento ir kokie gyvenimo bagažai. Čia keli mes lygus, mes piligrimai, atspindžiai tų, kurie kažkada ėjo, dabar eina ir ateityje eis. Čia, kaip niekur kitur, daug globos, atjautos ir kūrėjo meilės, daug stebuklų ir stebukladarių. Čia vibracijos ir Šumano rezonansai aukštesni keliasdešimt kartų. Klausimas ir atsakymas iškart, šią akimirką. Tai ne turistinė kelionė, nepainiok. Tai kelias per save į save, su daug kilometrų ir kuprinė ant pečių. Ir tikrais, nesumeluotais jausmais. Eime, tu tikrai nepasigailėsi.